Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui. Antrasis Lietuvos ralio čempionato etapas Žemaitijos ralis vyko Kelmėje ir jos apylinkėse. Mažas miestelis Šiaulių apskrityje tradiciškai vasaros pradžioje tampa lietuviško ralio sostinė. Į ją šį kartą sugužėjo gal ne tokia gausi kompanija kaip praėjusiais metais, tačiau konkurencija vis tiek buvo nemaža. 96 ekipažai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos. Be to dar buvo ir du suomiški. Vienas tai greitas Timu Asunmasu Fordu ir vienas, sakyčiau, egzotiškas Jari Vaitala. Į Kelmę atvežė labai netradicinį automobilį raliui – Lexusą. Mūsųgi Markas Buteikis prieš antrą etapą buvo nusiteikęs bet kokiu atveju finišuoti. Toks nesėkmingas sezono startas, kai Markas pirmą kartą savo gyvenime patyrė lenktynininkų žargonų kalbant stogą, nenuteikė optimistiškai, tad šiose lenktynėse svarbiausias tikslas yra finišas. Gerai jaučiuosi, labai ramiai nusiteikęs, susitvarkęs ir taip, viskas labai turėtų būti gerai, aš labai norėčiau to. Kaip greičio ruožai? Geri greičio ruožai smagus, labai man patinkantis, sakyčiau. Kelmė šiaip toks namų ralis, labai daug mineralių važiavęs Kelmėje ir šiaip pas draugą būna atvažiuoju. Tai šiaip tikrai labai toks namų ralis, galima sakyti. Lenktynininkų per 2 ralio dienas laukia 12 greičio ruožų ir kiek daugiau nei 112 km. Pirmą dieną, nors ralis prasidėjo tik 6 valandą vakaro, reikėjo įveikti kone pusę viso ralio – 6 greičio ruožus, 2 iš jų vėlai naktį sutemus. Po pirmų 4 greičio ruožų sportininkams atvažiavus į pirmą servisą poilsio ir technikos remontui, paaiškėjo, kad visus 4 laimėjo Martynas Samsonas ir Ervinas Nitkas. Kaip kažkada Martynas yra sakęs, kol visi įsivažiuoja, mes nuvažiuojam. Taip įvyko ir šį kartą. Tiesa, pirmas startuodamas Martynas viename greičio ruože galėjo baigti ralį labai tragiškai. Laimiai viskas išsisprendė, bet gyvenimas pralėkė prieš akis. Tegu pats pasipasakoja. Pirmų kartų mums daug lengviau važiuoti. Antrų kartų turbūt, kad vis dėlto būkim biedni, bet teisingi R5 ir R5. Kadangi, ta prasme, aš pats maždaug įsivaizduoju priežastis. Ne visiems turbūt įdomu, bet aš maždaug suprantu, nes, ta prasme, antrų kartų mesgi prasčiau nevažiuojam. O visą laiką antrų kartų greičio ruožai laikai skiriasi, pirmų kartų lengviau. Bet šiaip įdomu, pavyzdžiui, pirmų kartų važiuoji, pirmas ant kelio. Sakykime, platu, viskas, pirmas greitas posūkis, tu pasiėmi, viskas, pralėki ten savo piešytas trajektorijas. Antrų kartų važiuoji, aš nesuprantu nieko, pavyzdžiui. Viduriu važiuoja visi. Ateini platus kelias, viduriu lekia, viduriu vėžės, va tokios. Ir tau tada posūkis į dešinę, jie lenda į dešinę ir po to vėl vidurį išvažiuoja. Aš turiu išlipti per tas ir vėl tada turiu važiuoti. Tai nežinau, kaip ten hebra lekia tam čempionate, bet man atrodo, kad ir kokią mašiną važiuotum vis tiek. Trajektorijom reikėtų. Biškį gaudytis reiktų. Tai toks laipėjimas gaunasi. Ir šiaip sunkiau tai mašinai, kadangi centras nėra. Mes manau, kad kuo prastesnės kelio sąlygos, tai ta mašina mažiau sukibimo turi iš ratų visų. O kai lygų gražu, tai dar gali, sakykime, gali dadėti kažką tai kažkaip, bet kai atsiranda vėžios, jau tada jau daužimas toks ir antrų kartų labai skauda visur viskas. Truputį išsigandai vienoje vietoje šiandien. Išsikračiau jau. Bet kaip po to važiuot? Kaip po to tikėt kažką? Tai ir dabar dar taip jaučiasi. Blemba, iš tikrųjų tai nejuokinga, bet nieko. Prabėgo gyvenimas pro šalį? Ten kokia pusė sekundės veiksmo, bet man taip išsitempė viskas kokias 5 sekundės toks jausmas. Atvažiuojam, matau subinę tokią didelę. Ir sakau, ir pravažiuojam. Normaliai. Kaip bus naktį?
gerai bus naktį. Gali visas ralis būti naktį. Norėčiau. Gal reikia padaryti tenoj naktinį ralį visą. Naujus dopus ir naktį visą. Ir daug svajonė. Ne, užtektų. Nesikartojantis greičio ruožai, naktis, vat svajonių ralis. Naktį dažniausiai labai išsiskiria laikai ir labai pasimato, kas stenogramą gerai susirašo, kas pasitikė šturmanu. O kaip jūs? Ką žinau, aš tai pavyzdžiui patenkintas dabar mūsų to stenogramą ir formą visą šiaip komfortiškai jaučiamės ir tą, ką susirašom, tą, ką diktuoja ir tą, ką atlieki, viskas faktiškai atitinka. Arčiausiai lyderio važiavo kaskart vis greičiau lekiantis ir atgaunantis sportinę formą Vladas Jurkevičius. 4. greičio ruože iki Martyno jam trūko mažiau negu pusė sekundės. Šnekėjom su Martinu Samsonu, kad tokia Formulė 1 gaunasi, tokia hot lapinimas jau toksai. Aišku, pridarom visi klaidų ir nelimpa kažkas, bet jau ruožas šitos tai žinom greitai. O kaip sekėsi? Įvairiai. Pirmas gerai, antras kažkaip per agresyviai, per daug slidinėjom, jausmas kaip ir greitas buvo, bet laikas prastas, tai tada 3-4 biškį nusprendėm ramiau važiuoti, švariau ir 3-4 laiką jau geri tikrai buvo. Tai toks įvairiai, žodžiu, kova su savim, ieškojimas. O tai ką, atsipalaiduoji ir pradedi natūraliai greičiau važiuoti? Nu kažkaip yra tokia riba, kur arba gali agresyviai ir svaidyti tą mašiną ir tada jausmas, kad čia jau lėki super, bet nebūtinai tai greičiausiai yra, nes va, antrą tai pravažiavom, o po to taip tiesiog viską tvarkingiau, ramiau šiek tiek, įsuki, pajauti tas padangas ir gaunasi žymiai greičiau, nors viduje ramybės daugiau. Tai va, reikia grįžti prie savo šitų tokių ramesnio žodžio važiavimų. O kaip bus naktį? Paprastai naktį labai išsiskiria laikai dėl šturmanų, dėl pasitikėjimo, dėl stenogramos. Nežinau, gal kažkaip mums naktį patinka visai. Aš sakyčiau, paskutiniuose raliuose, jeigu nebūna dulkių. Čia va labai didelis klausimas, nes Lietuvoje vasarą ne per seniau, kažkaip buvo dingus ta mada vasarą naktinius daryti, dabar vėl atsirado, bet vis dulkių būna. Tai čia lygtai organizatoriai prižadėjo, kad palaistys juos ir gal ir lietaus gavo. Tai mums gal patinka visai naktiniai, nejaučiam kažkokio diskomforto tenai. Jeigu Martynas ir Vladas nakčiai buvo nusiteikę pozityviai, tai Giedriui Notkui naktis nepatinka. Be to ir pirmus greičio ruožus Giedrius paprastai važiuoja atsargiau, kad įsivažiuotų ir pajustų savo lenktynių tempą. Tai kelmėje lėmė, kad po 4 greičio ruožų ir 2 klaidų jį nuo Samsono skyrė jau daugiau kaip pusę minutės. Pirmi 2 buvo labai neblogai iš tikrųjų ir gerai sekėsi ir antrą greičio ruožą tikrai jaučiau ritmą, tempą, tai gerai važiavosi, bet po regrupingo kažkaip tai gal truputį persistengiau. Pirmame gesinime pračiažiau gesinimą, jungiu atbalinį pavarą ir teko prarasti kokių 10 sekundžių greičio ruože. Tai sekančiame greičio ruože norėjau atsilošti, tai tiek aš užminiau, kad kažkur tai numantavau ratą ir finišavau greičio ruožą be rato. Tai pirmi 2 greičio ruožai, paskui 3-4 greičio ruožai, tai skirtingi labai ir mums dabar nublaškė į 3 vietą. Ir jau lyderis mums įvežęs yra virš pusę minutės, tai iš tikrųjų yra labai daug. Bet naktis gali viską atstatyti savo vietas. Naktį labai išsiskiria lenktynininkų laikai. Jo, naktis specifinis dalykas, bet prisipažinsiu, neturėjau testo prieš šitą ralį naktinių testo ir nesijaučiu šiai dienai labai stiprus važiuoti naktį. Tai ir nesitikiu, kad tas rezultatas bus kažkoks stebuklingas. Tai viską paliksime rytdieną ir lauksim rytojaus. Tuo tarpu mūsų projekto šralistas nugalėtojas Markas Buteikis, kaip ir žadėjo, važiavo atsargiai, stengdamasis nedaryti didelių klaidų. Nors ne viskas vyko sklandžiai, bet rezultatas buvo geras. Jis tik 12 sekundžių atsilikinėjo nuo savo klasės lyderio ir kol kas važiavo puikioje 2 vietoje. Aš važiuoju atsargiai, labai. Stabdausi anksčiau ir išvažiavimų greitus pasidarau, labai saugiai jaučiuosi. Tai patinka man taip važiuoti visiškai ir jokio streso. O kaip greičio ruožai palyginus su Anoraliu? Su Anoraliu čia smagiau, žymiai smagiau, čia posūkiai yra daugiau, tokių lošiančių, reljefo yra tikrai smagiau. Toks jo, geras ralis tikrai. Šitų 4 greičio ruožų tai tikrai smagu ir sušylinė, mažeikės taip nebuvo.
Kaip bus naktį? Daug naktį esi važiavęs? Jo, esu Vinteralį čia važiavęs važiavęs Vinterį šiais metais. Naktis buvo, tada, man atrodo, viskas. Bet naktį man geriau, labiau patinka. Kodėl? Kažkaip jaukiau man. Ne, jaukiau, ta prasme, ir... Ne taip baisu, nes nesimato medžio? Jaučiu jo. Bet ir šiaip kažkoks jaukumas yra kitoks ir gaunas ten tiesiog geriau. Gal ar kiti ten nespaudžia, ar aš tiesiog ten kažkaip man geriau. Nu nežinau, čia neaišku. Bet jo, naktiniai smagus labai. Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui. Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui. Įveikus 2/3 distancijos ralio lyderiai pradėjo aiškėti. Martynas Samsonas bendroje įskaitoje pabėgo nuo persekiotojų. Nors žiūrint atskirai į greičio ruožų rezultatus, Vlado Jurkevičiaus arba Giedriaus Notkaus atsilikimai visai nedideli. Tačiau svarbiausia, kad būtent Martynas laimėjo visus pirmus 8 greičio ruožus, o jo priešininkai tai vienam, tai kitam greičio ruože vis padarydavo po klaidelę. Taip, baigiantis raliui, Samsonas nuo Vlado buvo pabėgęs jau beveik minutę, Giedrius atsiliko dar daugiau. Nu nieko, šiandien daug geriau. Po vakar tų klaidelių šiandien stengiamės jų nedaryti. Gan tiksliai pravažiavau, nepraslydau nieko, truputį gavom dulkių, ypač antrame greičio ruože šios dienos, tai tikrai pabaigoje, kur buvo karjeras, tų dulkių buvo keletą vietų siena, netgi, sakykime, turėjau ateis gazą, bet čia tokia ralio dalis, nuo to niekur nepabėgsi ir, kaip sakyti, kelių visų nepalaistis. Bet kova tarp jūsų, nepaisant skirtumų bendroje įskaitoje, kova labai artima. Šitą greičio ruožą 1 sekundį važiavo. Jo, vis tiek mes esame tokie principiniai visi, kaip sakyti, lenktynininkai ir mūsų ta trijulė, kuri vis tiek kovoja dėl tų pagrindinių 3 vietų čempionate. Tai nenori neįžeisti kitų lenktynininkų, bet iš tikrųjų pas mus tas tarpas, atotrukis nuo kito ešalono tikrai didelis ir kas mums belieka. Vienas važiuoti nenori, reikia vytis priekinis, tai vat ir ta kova tokia užsimezga karts nuo karto. Pirmą ruožą šiandien gal šiek atsargiai pradėjom, po to ir antrą jau gerai važiavom, bet dulkių gavom. Aišku, dulkių čia visi priekiniai gauna, išskyrus Martyną, tai čia prieš Giedrių ir kas toliau, tai kaip ir lygios sąlygos, bet šiaip gerai viskas. Bet tai rezultatas, jūs ten 3 pirmi 1 sekundį finišuojat gražus? Jo, tai tas ruožas žinomas visai visiems, jis šiaip labai greitas, tai ten nėra labai daug, pridarius klaidų, taip, gali palikto laiko, tai taip jau žinojom, kad reikia važiuoti greitai, nes klasiokai irgi greitai važiuoja. Nordis Racing Team komandos jaunasis talentas Markas Buteikis iš 8 greičio ruožų 1 laimėjo savo klasėje. Tačiau nuo lyderio jį skyrė 10 sekundžių ir dar 4 greičio ruožai. Svarbiausias tikslas – finišas – buvo jau visai netoli. Pirmą atsibūdom greičio ruožą šiandienos, antrą jau taip. Tiesiog pravažiavam savo tempu. Šiaip mašinos skersos nestatau, važiuoju kaip žiedės slalome, tiesiog važiuoju tiksliai ir stengiuosi nedaryti klaidų. Stabdau anksčiau, saugiai važiuoju. Bet rezultatas tai geras, ar kaip? Nežiūrėjau. Nežiūrėjai? Ne, man nesvarbu dabar. Šį ralį aš visiškai nesisukoncentrasiu tą dalyką. Man reikia pabaigti. Per likusius 4 greičio ruožus iš esmės niekas nepasikeitė nei lyderių tarpe, nei N5 ar BMW Cup įskaitoje. Prieš finišą Martynas Samsonas kiek atleido įtampą ir paskutinius 3 greičio ruožus leido laimėti savo konkurentams. Susikrauto laiko pranašumo pakako pergaliai. Užtat Vladas Jurkevičius laimėjo ne tik 2 vietą, bet ir papildomus taškus už pergalę paskutiniajame, vadinamame Power Stage greičio ruože. 3 liko Giedrius Notkus. 2 iš eilės Martyno pergalės pirmose 2 čempionato etapuose atrodo kaip puikus žingsnis pergalės visame čempionate link, bet tai nebuvo lengvas pasivaikščiojimas. 2 iš eilės tokios atrodytų lengvos pergalės. Nieko jos nelengvos, žiūrėk, dabar Hebra prabudo ir viskas, ir laikų jau nebėra. Nors mes lekiam, aš akis išdegęs dabar lekiu, bet aš manau, kad
jie vis tiek čia jau išauna tokiuose ruožuose. Tai, ką žinau, čia lengvas, važiuotum kitur, nu nežinau, nieko čia lengva nėra, iš tikrųjų labai daug darbo įdėta. Čia tokia maža ledkalnio viršūnė, kur nieks nemato, kiek dirba, kiek chebra garaže dirba, kiek visur visi dirba, tai čia vis tiek, 20 metų įdirbis. Manau, kad nėra čia taip, kad iš lempos. Viskas čia chebrai, liuksas. Gerai suvažiavo. Jau kažkaip vienu metu net truputėlį pykino nuo to purtimo, toks, čia, šitas ruožas, tai patinka man jisai, bet toks, žinai, kaip būna, labai greitam posūkį įsirėmė ant ribotuvo ar ant gripo posūkį, varai, tokia vibracija, kažkaip sakau, pirmą kartą pykino ruožą, žinok. Jau gerai ėjau. Bet atrodai laimingas, tai reiškia gerai važiavosi, ne? Jo, tai vat šitą ruožą tikrai ir pirmų kartų suvažiavam žiauriai gerai ir dabar taip tikrai labai džiaugiuosi. Jo. O bendrai ralis tau geras? Kaip įspūdis? Jo, manau, kad geras. Aišku, visą laiką yra kur dadėt, bet taip, jeigu ramiai nesiplėšant, tai tikrai geras tempas, progresas yra kažkoks, pasitikėjimas savim toks neblogas visai, aiškiai žinom, aiškios yra vietos, kur paliekam tokių sekundžių ant stalo, lėtuose posūkiuose, tai atrodo, tuos reiktų išsigydyti klaidas ir neblogai turėtų būti viskas. Pirma diena buvo labai tokia netiksli, nestabili. Šiandien jau rodėm, kad galim važiuoti vienoj sekundėje visi. Aišku, paskutinėme greičio ruože vėl padariau vakarykščią klaidą, per vėlai stabdžiau ir prašyčiau gesinimo zoną. Vėl atbulinis, vėl, žodžiu. Bet labai norėjom laimėti Power Stage, bet reikia kartais kažką paaukoti. O kaip bendrai visas ralis tau? Ralis smagus, labai greitas, labai toks, kaip sakyt, ir techniškas, bet tuo pačiu ir greitas ir sudėtingas, tai aišku, naktiniai tie greičio ruožai su tom dulkiam nepridėjo didelio džiaugsmo, bet daugiau tai ralio esu patenkintas. Bet kai važiuojat visi trys gerų tempu ir važiuojat, finišuojat vienoj sekundėje, gražu, ar ne? Tai čia ir yra pats didžiausias grožis ralyje, kai tu kovoji nebe dėl sekundžių dalių, tai ko daugiau reikia ralyje. N5 klasės nugalėtojų tapo Rokas Steponavičius ir Dovydas Ketvirtis. Jie sugebėjo išlaikyti Nedą Radišauską už savo nugaros. Po finišo Rokas sakė, kad visai nesigaili sėdęs į greitesnę techniką. Be didelių nuotykių, finiše. Ir pirmi savo klasį. Tai reikia palaukti iš tikrųjų konkurentų, bet jo, turėjom didelį skirtumą, tai manau, klaidų kaip ir nepadarėm. Tai manau, kad pirmi jo. Laimingas? Faktas, po nesėkmės Vekšniuose reabilitacija gerai, motyvuoja. O kaip visas ralis bendrai? Viskas, iš tikrųjų super trasos čia įdomios. Ta naktis, galbūt tas antras greičio ruožas, kažkur tai dulkės, tai padarė tokį chaosą suvestiniai, tai tos intrigos mažiau lieka, bet šiaip tai viskas fainai. Nes buvo daug greičio ruožų, kur jūs važiavot 3 vienoj sekundėje, kur buvo tikrai gera kova. Jo, tai čia ir žavesys mono klasės, kaip ją galim pavadinti. Okei, ten automobilių generacijos skiriasi, bet iš esmės bazė ta pati, tai tik tai tokia klasė ir gali padaryti tą kovą sekundžių. Nesigaili, kad iš BMW išlipai? Ne, tikrai ne. Pradžiai pasilgau garso, dabar jau nieko. Sorry, BMWs. Tarp 2 ratais varomų automobilių greičiausias buvo Saulius Trapuila. Tuo tarpu Justui Tamašauskui, kuris pirmavo ralio pradžioje, ir vėl nepavyko pasiekti finišo. Kelmės ralis jam tarsi užkeiktas. Šįkart neatlaikė techniką. Pabaiga žiauriai gera. Pradžia tokia buvo kažkiek sunki, bet čia paskutiniai dopai fantastika. Šitie 4 paskutiniai labai geri, ar ne? Jo, su vėjeliu lėkiam žiauriai. Dar gal gyvenime taip nevažiavom. Emocijų. O čia po finišo kažkaip automobilis vis geso, nieko baisaus? Ne, kažkas čia nebepatiko, biškai pakaito turbūt. Tai kažkokios apsaugas bando įsijungti ir gesina jį, bet viskas gerai. O kaip šiaip ralis aplamai visas? Labai geras, organizacija puikiai. Ir laiko, ir pertraukų yra, ir viskas kažkaip laiku, ir keliai ypatingai geri, jokių provežų nieko. Nordis Racing Team narys Markas Buteikis po nepavykusio pirmo etapo Lazdijuose šįkart finišavo be didesnių problemų ir svarbiausia užėmė puikią antrą vietą savo klasėje. Džiugu, kad čia esam.
Wow, po stogo tikrai labai gerai, neturiu net komentarų dabar. Kaip visas ralis tau, visos tos dvi Labai dienos? smagus, labai fainai, viskas puikiai suorganizuota, kompaktiškas labai, tikrai, kad visi tokie būtų. Nieko nesakau apie kitus ralis, bet šitas man mėgstamiausias, sakyčiau. Tai dabar bus ypatingai mielas. Taip. Pasijusti tikro ralio profesionalo kailyje galite ir jūs, norintys dalyvauti naujame jau 4. Aš ralistas realybės šou sezone, gali jau registruotis. Ir žinote ką, turime jums gerų žinių. Pirmoji, naujo sezono atrankoje nėra startinio mokesčio, taigi atranka jums visiškai nieko nekainuos. Kita gera žinia, jums nebūtina turėti jokios sportininko licenzijos. Geriausia, ką galite turėti, yra sportininko mėgėjo licenzija, tačiau negalit turėti jokios ralio ar mini ralio čempionato patirties. Taigi mes šiais metais ieškome visiško naujoko. Jis galės visiškai nemokamai startuoti mini ralio čempionate, jeigu parodys gerus rezultatus. Kitą sezoną pakviesim ir į Lietuvos ralio čempionatą. Prizo vertė siekia keliasdešimtis tūkstančių eurų. Svajoji tapti profesionalu? Junkis prie mūsų ir bandyk nugalėti. Daugiau informacijos ralistas.lt. Registruokitės kuo greičiau, nes bandyti savo laimę verta. Galbūt tai apvers aukštyn kojomis jūsų gyvenimą. Galbūt įgyvendinsite savo svajonę ir nepamirškite, jums tai visiškai nieko nekainuos. Kitoje laidoje matysite. Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui.